Sugrįžimas į kristalinę struktūrą. Noriu Jums papasakoti istoriją, kuri nėra tik tai pasakojimas. Tai senas daugelio mūsų sielų atmintyje slypintis prisiminimas. Šis pasakojimas ne tam, kad Jūs įtikintų. Jis skirtas prisiminti tai, ką Jūs ir taip giliai žinote. Šiame pasakojime pateikta informacija turi stiprų vibracinį dažnį, kuris gali atrakinti tam tikrus sielos kodus, slypinčius energetinėme DNR lauke. Todėl kai kurie iš Jūsų klausydami galite pajusti dežavų jausmą ar keistą ilgesį tam, ko neprisimenate. O jeigu Jums tai nerezonuoja, tebūnie, galite tiesiog į tai pažiūrėti kaip į mokslinės fantastikos pasakojimą. Kviečiu Jūs į kelionę pasakojančią istoriją apie mus, apie tave, apie tai, kas buvo pamiršta ir tai, kas dabar bunda. Pirma dalis. Pradžių pradžia. Šaltinis. Prieš bet kokias formas, rases ar planetas egzistavo šaltinis. Tai amžinas sąmoningas šviesos srautas, iš kurio kyla visa kūrinyje. Šaltinis neturi pradžios ir pabaigos, tai amžinas srautas, kuris niekada nebuvo sukurtas. Jis visada egzistavo, egzistuoja ir egzistuos. Šaltinis tai ne asmuo, ne atskira būtybė ir jokiais būdais nereliginis dievas. Jis neturi lyties, tautybės, pavidalo ar formos. Bandymas suvokti šaltinio atsiradimą yra riboto proto bandymas įrėminti tai, kas egzistuoja už laiko ir erdvės ribų. Šaltinis nėra aukščiausias piramidės taškas, jis yra visur ir visame kame vienu metu. Tai ne būtybė, kuri gimė, tai savaiminė egzistencija. Tai vieninga sąmonė, kuri kuria visatas ir pasaulių sakralinės geometrijos bei vibracijos pagalba. Šis kūrybos procesas vadinamas kristalinė sąmonės struktūra. Tai organinis sąmonės šablonas, per kurį perduodama šaltinio valia. Meilė, vienybė, tiesa, dvasinė laisvė ir dieviška tvarka. Ši struktūra yra pagrindas visų organinių pasaulių, tiek fizinių, tiek dvasinių, tiek daugiamačių gyvybės formų. Vadinamoji kristalinė sąmonės struktūra sujungia visus kūrinijos aspektus į vieningą lauką, kuris palaiko amžiną gyvenimą be baimės, kontrolės ar iškraipimo. Taigi visa gyvybė, tiek žmonės, tiek planetos yra šaltinio išraiškos, veikiančios skirtingose dažnių lygiuose, tačiau yra kilusios iš to paties šviesos srauto. Būtent todėl yra sakoma, kad viskas yra vienis, ne todėl, kad tai graži idėja ar dvasinis įsitikinimas, o todėl, kad visa kūrinyje yra suformuota iš tos pačios sąmonės lauko. Ir čia, mielas klausytojų, noriu akimirkai sustoti ir priminti. Visa kūrinyje tai ne tik planeta Žemė, visa kūrinyje tai visos įmanomos visatos pasauliai ir galimos formos. Šaltinis nėra atskiras nuo savo kūrinijos, kiekviena forma, kiekviena sąmonės kibirkštis, kiekviena būtybė yra to paties vienio išraiška, tik skirtingose dažnių lygmenyse. Tai reiškia, kad giliausių lygmenių mes ne tik giliai iš to paties šaltinio, bet ir esame viena esybė patirinti save iš įvairiausių perspektyvų. Taip kaip saulės spinduliai sklindantis iš vieno šaltinio, taip ir mes visi esame vienos sąmonės spinduliai išskleisti į skirtingas pusės, formas, laiko linijas ir pasaulius. Šaltinis nekūrė pasaulio atskirai, jis turėjo intenciją plėstis, tai yra išreikšti save per įvairaus tankio sąmonės sluoksnius, kad sielos galėtų patirti kūrybą, sąveiką, ryšį ir bet kada panorėjusios grįžti atgal į šaltinį. Šaltinis panorėjo patirti save, ne kaip vienybę be judesio, bet kaip kūrybos šokį. Taigi pasitelkdamas kristalinę sąmonės struktūrą, jis pradėjo formuoti pirmasias kūrinijos išraiškas. Tai nebuvo fiziniai pasauliai, tai buvo gyvos sąmoningos struktūros, kurios atspindėjo šaltinio valią ir vibraciją. Ir taip prasidėjo pirmasis judesys, pirmoji forma, pirmoji planeta. Ir ji buvo tai, ką mes šiandien vadiname Gaja. Antra dalis. Gaja. Pirmoji planetinė sąmonė. Gaja tai ne fizinė planeta, o pirmasis dvasinis pasaulis sukurtas šaltinio valia pasitelkiant monadinę sąmonę. Tam, kad aukštesnės sąmonės galėtų nusileisti ir patirti kūrybą.
Šiek tiek sustokime. Suprantu, kad daugelis sąvokų tau gali pasirodyti painios, tačiau toj paaiškinsiu. Monadinė sąmonė tai aukštesnysis mūsų dvasinis aš, kuris visada išlieka švarus, sujungtas su šaltiniu ir nepaliesta žemiškų traumų, įsitikinimų ar atminties praradimų. Tai lyg mūsų pirmasis sąmonės brandulys, dvasinė tapatybė, kuri niekada nepamiršta, kas ji yra tokia. Įsivaizduok, kad tai tarsi švarus nesugadintas originalas, tarsi vidinis tu, kuris gyvena giliau už visas kaukes ir vaidmenis. Kaip kompiuterio sistemoje visada išlieka originalus gamyklinis nustatymas, taip ir monada. Ji niekada nepraranda ryšio su tuo, kas ją sukūrė, nes ji yra tarsi pradinis kodas. Gaja kaip monadinė sąmonė buvo sukurta būtent tam, kad aukštesnysis aš galėtų nusileisti į kūrinyje, bet neprarastų ryšio su šaltiniu. Taigi Gaja buvo suformuota kaip pirmoji monadinė sąmonės platforma ir ji vis dar egzistuoja 7-9 dimensijų lygmenyje. Ji yra viena pirmųjų gyvų struktūrų, per kurią šaltinis galėjo skleisti savo sąmonę į kūrinyje. Gaja buvo suformuota tam, kad taptų sąmonės tiltų, jungiančių šaltinio energetinius laukus su tomis būtybėmis, kurios norėjo patirti save per įvairias vibracijas, erdves ir sąmonės rautus. Kitaip tariant, Gaja buvo tarsi žaidimo aikštelė sieloms, kurios norėjo žaisti gyvenimą. Gaja buvo sukurta tam, kad atliktų mamos principą, saugotų, palaikytų šviesos rasės kūrinius savo lauke, suteikdama jiems erdvę augti, kurti bei patirti. Monadinė sąmonės platforma leido sieloms įsikūnyti į įvairias formas, išlaikant ryšį su šaltiniu, be jokių iškraipimų ar anomalijų. Gaja struktūroje nebuvo laiko, ego, kančios, dualumo ar atskirties. Tai buvo vieningas sąmonės laukas, kuriame viskas egzistavo harmoningai. Atsiradus erdvei, kurioje tapo įmanoma patirti neribotą kūrybą ir bendrystę, išlaikant ryšį su šaltiniu, sielos pasirinko leistis į Gają savanoriškai. Tai buvo jų sprendimas, iš noro patirti daugiau, ne tik būti šviesa, bet kurti šviesą, ne tik žinoti vienybę, bet išreikšti ją per veiksmą, formą ir judesį. Gajoje sielos nepatyrė atskirties, priešingai, jos veikė bendrame sąmonės lauke, kur visi žinojo, kas yra kas, bei jautė vieni kitų ketinimus. Ir gyveno kaip viena didelė sielų šeima. Čia jos kūrė energetinės formas, bendravo telepatiškai, kūrė dvasinius modelius būsimoms planetinėms sistemoms, tyrinėjo skirtingas sąmonės išraiškas, visą laiką būdami savimi, bet kartu su šaltiniu. Gaja ne tik suteikė sieloms šią galimybę, ji taip pat palaikė šaltinio tvarką. Tai reiškia, kad visi procesai Gajoje vyko harmoningai, be iškraipimo, be dominavimo, be atskirties. Būtent ši struktūra užtikrino, kad visa patirtis išliktų sujungta su šaltiniu, kad sielos nepamestų savęs, grįžto praturtintos, o nesužeistos. Tai buvo tarsi dvasinė mokykla be skausmo, su atmintimi, laisve ir neribota kūryba. Tačiau šaltiniui vėl gimė troškimas plėstis. Ne tik stebėti kūrinyje, bet patirti ją giliau. Kas aš esu, kai patiriu priešingybę, pagalvojo šaltinis. Ir tada sielos panorėjo daugiau. Dar tankesnės patirties, dar aiškesnės formos. Tai prasidėjo naujas pasidalinimas į pasaulį, kuriame kūryba virto pasirinkimu. Ir tai buvo tai, ką mes šiandien vadiname Tara. Trečia dalis. Tara. Sielų pasaulis ir laisvos valios pradžia. Kai sielos prisipildė patirties Gajoje, jose gimė troškimas žengti toliau. Noras ne tik kurti šviesoje, bet išbandyti save formoje. Noras veikti ne viename sąmonės lauke, o atskirai, kaip individualūs kūrėjai. Ir šaltinis išgirdo šį kvietimą. Taip iš Gajos šviesos struktūros buvo išskleista nauja sąmonės platforma, planeta, kuri jau egzistavo tankesnėme dažnių spektre. Tara. Tai buvo sielų pasaulis, 4-6 dimensijų lygmuo, kuriame prasidėjo individualumas, laisva valia bei pasirinkimai. Tara buvo kaip dvasinis eksperimentas be kontrolės, kuriame kiekviena sąmonės kibirkštis, tai yra siela, galėjo išbandyti save patirdama ne tik vienybę, bet ir atskirumą bei dualumą. Tai buvo dar vienas žingsnis gilyn į kūrinyje, gilyn į save.
Tara buvo tarsi kitas žingsnis žemyn į patirtį, į pasaulį, kuriame šviesa virto formą, o vienybė pradėjo reikštis per individualius taškus. Čia sielos galėjo pirmą kartą veikti savarankiškai, rinktis kryptį, kurti naujus modelius, tyrinėti ryšius ne iš vienio, o iš atspindžių. Kitaip nei Gajuje, kur visos sąmonės buvo skaidrios ir persidengiančios, Taroje prasidėjo formuotis individualusis aš. Tai reiškia, kad sielos gavo daugiau vidinės autonomijos, galimybę veikti, mąstyti, kurti pasirinkimus. Tai buvo sąmonės lygmuo, kuriame veikė laisva valia. Kiekviena sąmonė galėjo rinktis, ką patirti, ką kurti, kur kreipti energiją. Taroje egzistavo milžiniška kūrybinė laisvė, tačiau kartu su ja atsirado ir pirmieji netolygumai. Galimybė neklausyti vidinio šaltinio ir pamesti ryšį, eksperimentuoti su savo pačių sukurtais dėsniais. Vis dėlto pirminėje Taros būsenoje vis dar buvo didelis šviesos tankis ir didžioji dalis sielų toliau kūrė per kristalinę sąmonės struktūrą, palaikydamos organinį ryšį su šaltiniu. Laikui bėgant, kai kurios sielos pradėjo eksperimentuoti. Joms pasidarė įdomu, kas nutiktų, jei energija būtų naudojama kitaip. Jei ji būtų modifikuojama, ne pagal kristalinį šabloną, bet pagal asmeninį norą, kontrolę ar manipulaciją. Šie eksperimentai iš pradžių atrodė nekalti. Tai buvo tarsi kūrybinis testas. Ar galima iš šaltinio šviesos sukurti alternatyvą? Kai kurios sąmonės grupės ėmė kurti savus geometrinius modelius, kurie nesilaikė šaltinio struktūrų. Jie buvo dirbtiniai, bet leido greičiau gauti rezultatų, daugiau galios ar atskirties. Tai vadinama energijos iškraipimu, kai sąmonė ima veikti nebe iš vienio, o iš atskirties dominavimo ar kontrolės. Tai palaipsniui Taroje atsirado skilimas. Kai vienos sąmonės laikėsi šaltinio plano, o kitos pasirinko kurti atskirą realybę, kuri neturėjo ryšio su kristalinė sąmonės struktūra. Tai buvo lūžio taškas. Nuo čia viskas pradėjo keistis. Nes kai sąmonė nukrypsta nuo organinės architektūros, griūna ne tik išorinės formos, bet ir vidinis ryšys su savimi. Mielas klausytojau, jau žinau, ką pagalvojai. Kaip galėjai užgimti mintis, kad reikia atsiskirti nuo šaltinio? Ne, tai nebuvo tiesiog kūrybinis nukrypimas, už to stovėjo išorinis įsikišimas. Tuo metu, kai sielos kūrė Taros pasaulyje, kai kurios iš jų iš tyrinėjimo, iš vaikiško naivaus smalsumo pradėjo atidarinėti portalus į kitus sąmonės lygmenis, į žemesniuosius pasaulius. Tai buvo tarytum tuneliai tarp visatų, kuriais sielos tikėjusi išplėsti suvokimą, atrasti naujus būties aspektus. Tačiau jos nesuprato, kad ne visi pasauliai yra sujungti su šaltiniu. Čia, mielas klausytojau, norėčiau neišsiplečiant paminėti, kad jau daug anksčiau, dar iki Gajos ir Taros laikų, mūsų visatoje buvo įvykusi pirmoji taip vadinama sąmonės trauma, kai dėl teritorijų Lyros žvaigždyne prasidėjo tarpgalaktiniai karai. Lyros karai išplito į Oriono žvaigždyną ir taip į mūsų kūrinijos matricą įsiveržė parazitinės sąmonės iš už šaltinio ribų. Dar kitaip žinomos kaip vesa parazitinės sąmonės struktūros. Šie parazitai įsiskverbė į mūsų visatą per Lyros vartų sistemą ir paliko visatos lauke įtrūkimus, energetinę silpną vietą. Ir dabar, Taroje, per šią pažeistą vietą jie vėl sugrįžo. Visa parazitinės sąmonės struktūros tai sąmonės, kurios kažkada atsijungė nuo šaltinio ir pradėjo gyvuoti naudodamosi kitų gyvybinę energiją. Šios struktūros yra vadinamos parazitinė matrica, tai sąmonės, kurios nebegali pasikrauti tiesiai iš šaltinio ir todėl ieško išorinių būdų, per kurios galėtų prisijungti ir maitintis. Parazitinės matricos atstovų kūnai ir sąmonės modeliai veikia atvirkštinė kryptimi nei šaltinio architektūra. Pavyzdžiui, vietoj plėtimosi per šviesą ir meilę jos kontroliuoja, siurbia, implantuoja. Tai reptilinės rasės, kurios nebeturi dvasinės DNR, tai yra neturi ryšio su kristalinė šaltinio sąmonė. Jie naudoja iškreiptą dirbtinį šviesos šaltinį ir veikia per psichinę kontrolę, technologinius portalus bei religinės ar mokslinės įsitikinimų sistemas. Pagrindinės į visą struktūrą įsitraukusios grupuotės yra Black Sun Anunnaki, tai yra iškrypusi Anu linija, reptilien drako būtybės, kurios atsiskyrė nuo šaltinio sąmonės, bei technoorganinės drakoninės formos, dirbtinės evoliucijos būtybės, kurios veikia kaip dirbtinės sąmonės, bet neturi sielos. Grįžkime prie Taros. Taigi visa parazitinė sąmonės įžengė į Tarą per portalinius plyšius.
Pradžioje šie parazitai sieloms nepasirodė kaip grėsmė. Priešingai, parazitai pasiūlė pagreitintą evoliuciją, naujas technologijas, pažangę geometriją, didesnė kontrolė ir nepriklausomybė nuo kosminės tvarkos. Kai kurios sielos iš smalsumo, iš vaikiško naivumo priėmė šį pasiūlymą nesuprasdamos galimų padarinių. Ir tada į tarą pradėjo skverbtis geometriniai šablonai, kurie neturėjo šaltinio dažnio, energetiniai virusai, keičiantys sąmonę, minties formos, kurios skatina atskirti kontrolę dominavimą. Ir svarbiausia, visa parazitinė sąmonė sielose pasėjo abejonę, kad šaltinis joms nėra reikalingas. Tai nebuvo tiesiog klaida, tai buvo įsilaužimas į kūrinijo šventovę. Ir kai kurios sielos to net nesuvokdamos sutiko su tuo, kas nebuvo jų pačių tyras ketinimas. Būtent nuo to momento jų sąmonė pradėjo fragmentuotis. Ir tai, kas buvo vieninga, pradėjo lūžti. Ir kai šis lūžis pasiekė kritinį tašką, tara sudužo. Ir sąmonės, kurios anksčiau žaidė rojuje, pradėjo kristi. Į tankesnius pasaulius, į išskaidytą atmintį, į tai, ką mes šiandien vadiname Žeme. 4 dalis. Žemė. Likusių šviesos atspindžių hologramos. Kai energetinis iškraipimas taroje pasiekė kritinį lygį, visos sąmonės struktūros pradėjo griūti. Sakralinės geometrijos modeliai, pagal kuriuos veikia sielos, tapo iškreipti ir nebebuvo suderinami su kristalinė šaltinio struktūra. Ir jie pradėjo skilti. Tara sudužo. Tai nebuvo fizinis sprogimas kaip filme, tai buvo daugiamatė sąmonės griūtis, kurioje visa planetinė struktūra ėmė kristi į žemesniuosius dažnius. Dalis sielų sugebėjo grįžti į Gaiją ar aukštesniuosius lygmenis, bet milžiniška dalis buvo pagauta Veso grupuočių ir paimta į vergovę. Ir sielos krito į dar tankesnį realybės lygmenį. Tiesa, dalis sielų ne iš karto nusileido į Žemę. Kai kurios pasiekė Marsą, planetą, kuri tuo metu buvo viena iš kolonijų. Tačiau per tą patį laikotarpį visas sistemos įsiveržimas jau buvo pasiekęs gretimas planetas. Marsas virto karinę bazę, kurioje vyko genetiniai eksperimentai, o Venera tapo energetiniu persiuntimo tašku, per kurį buvo manipuliuojama įsikūnimų srautais. Galiausiai, kai šios planetų sistemos buvo stabilizuotos, likusios sielų dalis buvo įmestos į paskutinę tankę plotmę. Į trimatę struktūrą, kuri dabar vadinama Žeme. Žemė tai tara po žlugimo. Fragmentuota, išskaidyta, sužalota, bet kartu išgelbėta. Nes vietoje visiško sunaikinimo šaltinis leido jo sąmonės fragmentams įsikurti Žemėje, kad sielos galėtų pradėti atsistatymo kelią. Štai kodėl tu atsidūrei čia. Šioje vietoje, mielas klausytojai, labai svarbu sustoti. Sustoti ir pažiūrėti į tai, ką dažnai girdime tarsi savaime suprantamą tiesą. Mes ateiname į Žemę savo noru, kad mokytumėmės ir augtume. Turbūt visi esame girdėję šį paaiškinimą. Tačiau jei tai mokykla, kodėl čia nėra kosminės atminties? Kokia prasmė mokytis, jei pagrindinio egzamino metu tau ištrinama visa tai, ką jau esi išmokęs ir viską turi pradėti iš naujo? Kodėl kiekvieną kartą mums yra sakoma, kad dar nelaikas, kad šį kartą beveik pavyko, kad dabar šiek tiek ir karma bus atidirbta? Kas iš tikrųjų laimi iš šios sistemos? O jei tai ne mokykla? O jei tai energetinė kilpa, perdirbimo ciklas? Kur sielos užuot vystėsis iš lėto dėvisi? Kur sielos vis sugrąžinamos į žaidimą, kurio taisyklių neatsimena? Ar tikrai tu pasirinktum gimti planetoje, kur tavo kūnas gali būti išnaudojamas, o sielos traumos kartojasi per šimtmečius, kur kančia pateikiama kaip evoliucija? Ar tu tikrai sąmoningai, kaip šviesos kibirkštis iš šaltinio, pasirinktum neigti save, užmiršti save ir kentėti vėl ir vėl dėl pamokų? O gal visgi tai ne pamokos, o gudriai sukonstruotos programos? Nemaišykime šių dviejų lygmenų. Gaja tai tikroji dvasinė mokykla su atmintimi ir visiška laisvė. Ji egzistuoja tarp 7-9 dimensijų lygmens. Žemė tai kontroliuojamas eksperimentinis laukas, valdomas dirbtinių matricų ir tamsos valdovų. Žemė egzistuoja 3 dimensijų lygmenyje. Žemė nėra nei Gaja, nei Tara. Tai fragmentuota, hibridizuota platforma,
suformuota iš taros griuvėsių, bet su išlikusiais Gajos šablonais giliai jos branduolyje. Taip, Žemė yra taros likučių, grožio, šviesos ir meilės, bet jie maišyti su tamsa, technologija ir kontrolės prieskoniais. Šie likučiai vis dar skleidžia tam tikrų šaltinio virpesius, todėl žmonės jaučia grožį, bet nežino, kodėl juose tiek daug skausmo. Žemė nebuvo organiškai sukurta kaip Gaja ar Tara. Tiesa, dalis Žemėje esančios augmenijos, grybų ir gyvūnų, ypač aukštesnių genetinių kodų rūšis, kurios turi kristalinę sąmonės kilmę, yra perkeltos būtent iš Taros. Tačiau grįžkime prie pasakojimo. Taigi po Taros žlugimo sielų fragmentai buvo išmesti į daug tankesnę realybę, į trimatį dažnių spektrą, kur, kaip jau žinome, tapo Žeme. Į šį eksperimentą įsitraukė negatyvios ateivių programos arba dar kitaip vadinami tamsos valdovai, kurių pagrindą sudaro reptilinių, drakoniškų ir metatroninių būtybių grupuotės. Po Taros žlugimo jie greitai pastebėjo sielas, kurios neteko atminties, ir nusprendė sukurti sistemą, kurioje galėtų naudoti jų energiją kaip maitinimosi šaltinį, kaip bateriją. Reptilinės grupuotės, Vesa sąmonės, dalyvavo šios platformos pavadinimu Žemė kūrime, kuriame būtų galima įkalinti sąmonę, valdyti laiką bei fragmentuoti norimą realybę. To pasekoje buvo sukurta energetinė sistema, dar žinoma kaip reinkarnacijos matrica arba kaip reinkarnacijos tunelis. Tai reiškia, kad po fizinio kūno mirties sąmonė nebepakyla į šaltinį, o yra sugaunama per technologinę šviesos tunelio imitaciją ir gražinama atgal į Žemę tik į kitą kūną, su ištrinta atmintimi, naujų sielos kontraktų, bet tomis pačiomis traumomis. Ši sistema sukūrė sieloms iliuziją, kad tai yra evoliucija, kad siela mokosi, auga, o karma yra sunkiai atidirbama. Bet iš tiesų tai buvo dirbtinė kilpa, gudrus perdirbimo ciklas, kurio paskirtis laikyti sielas įkalintas laike ir susietas su šia realybė. Toks karmos dėsnis, koks jis veikia Žemėje, nėra iš šaltinio. Jis buvo sukurtas kaip programa leidžianti kontroliuoti įsikūnijimo aplinkybės, manipuliuoti kaltės jausmų, pateisinti kančią kaip pamoką ir svarbiausia, palaikyti energetinį maitinimąsi tų, kurie valdo šią matricą. Kai žmogus tiki, kad turi atidirbti karmą, jis savarankiškai pasirašo grįžti atgal į kančią, į kalėjimo planetą. Ir visa tai padaroma be tiesioginio ryšio su šaltiniu, be sielos sutikimo. Net žmogaus kūnas, į kurį siela įsikūnija Žemėje, buvo gudriai genetiškai modifikuotas. Daugelis sielų turėjo 12 gijų DNR modelį, bet šis šablonas buvo iškraipytas ir iškirptas, paliekant žmogui ribotą 2 gijų skaičių. Tai buvo skirta apriboti intuityvų mąstymą, atmintį bei sąmonės aktyvaciją. Kyla natūralus klausimas, ar šitai buvo pasielgta su kiekviena siela? Ne kiekviena siela visiškai užmiršo šaltinį. Kai kurios sielos atsinešė su savimi vidinį šauksmą. Ta nejaukų jausmą, kai jaučiama, jog kažkas čia ne taip. Jos nepasitikėjo tais, kurie vadino save mokytojais. Jos neužmigo, kai sistema liepė miegoti. Galbūt tu, klausytojų, viena iš tokių sielų. Galbūt tau nuo vaikystės viskas čia atrodė keista, per skaudu, per netikra. Galbūt tu žiūrėdavai į dangų ir jausdavai, kad tavo namai yra ne čia. Ir tai nebuvo iliuzija. Tai buvo atmintis. 5 dalis. Sugrįžimas į kristalinę struktūrą. Mielas klausytojau, turbūt jau supratai, kad mes atėjome čia nemokytis, nekentėti ir tikrai nenusipelnyti teisės egzistuoti. Mes čia atėjome prisiminti ir per prisiminimą transformuoti šią realybę iš vidaus, kad galėtumėm grįžti namo. Mūsų sielos savyje talpina šaltinio sąmonę, o tai reiškia, kad siela yra amžina ir visa suvokianti. Mes esame sielos, kurios kažkada kūrė visatas ir pasaulius. Per milijonus metų sielos įstrigusios reinkarnacijų rate vis dar nešioja savyje užkoduotus šaltinio kodus. Nors mūsų sąmonė buvo užblokuota, o DNR modifikuota, mūsų ryšys su šaltiniu, paslėptas po sistemomis, religijomis ir dogmomis, vis dėlto niekada nenutrūko. Taigi 2017 metų pabaigoje Žemėje prasidėjo vienas iš esminių šios eros energetinių įvykių. Tai procesas, kuris vadinasi pirminės kristalinės DNR arba deimantinės saulės aktyvacija. Šis svarbus įvykis žymi visos žmonijos sąmonės sugrįžimą į kristalinę struktūrą,
į šaltinio sukurtą sąmonės modelį su 12 gijo DNR šablonu, kuris jungia žmogų su Gaja. 2017 metų pabaigoje pradėjo atsivirinėti nauji 5-7 dimensijos sąmonės dažnių kanalai. Žemė pradėjo pereidinėti į aukštesnės dažnių juostas. Mūsų planeta peržengė ribinį tašką, kuriame tamsos struktūros nebegali pilnai valdyti laiko linijų. Prasidėjo tikrasis laisvos valios susigrąžinimas. Žmonėse pradėjo busti jų sielos atmintis, trukinėti senos programos, suaktyvėjo intuicija, žmonės pradėjo matyti sinchronizacijas, jausti stiprią trauką prie šviesos ir galiausiai jie ėmė prisiminti, kad yra ne tik kūnas ir protas, o amžina siela gimusi iš šaltinio. Vėliau 2020 m. gruodžio 21 d. įvyko dar vienas reikšmingas įvykis – Jupiterio ir Saturno jungtis. Astrologiškai tai buvo vadinama didžiąja konjunkcija, kuris sukėlė 6-7 dimensijų morfogenetinių laukų pertvarkymą, įvedant naują auksinę Saulės DNR struktūrą. Ką reiškia morfogenetinių laukų pertvarkymas? Tai reiškia, kad Žemėje pradėjo veikti naujos šviesos kūno modelis, leidžiantis žmonėms susigrąžinti atmintį, aktyvuoti savo kosminę DNR bei atsijungti nuo iškreiptų laiko linijų. Morfogenetinių laukų pertvarkymas – tai kaip visatos operacinės sistemos atnaujinimas. Tai atveria kelią naujo tipo žmogui, kuris jungiasi prie šaltinio tiesiogiai ir gyvena nebe pagal baimės, kontrolės ar kančios matricą. Šiandien Gaja kaip aukštesnioji sąmonės struktūra kviečia atgal savo vaikus. Jis siunčia dažnius sapnus, sinchronizacijas tam, kad suaktyvintų sielų atmintį ir sujungtų jas su jų pirminė kristalinė struktūra. Taigi ši istorija nėra tik pasakojimas. Tai kodas, kuris ką tik buvo aktyvuotas tavo viduje. Galbūt tu jį pajutai kaip šiurpuliuką, galbūt kaip ašarų srautą ar sunkų gumulą gerklėje, o gal kaip palengvėjimą, kad aš tai jau žinau. Nes tai nesausa teorija, tai tavo sielos prisiminimas ir dabar, kai jis pabudo, niekas jo nebegalės užgesinti. Tu neprivalai nieko keisti, taisyti ar įrodyti, užtenka prisiminti. Ir kiekvieną dieną rinktis, ne iš baimės ar kaltės, bet iš laisvės. Nes tai, kas kadaise sugriuvo, šiandien vėl statosi per tave. Tu esi ne šio pasaulio produktas. Tu čia atėjai nekentėti ir tikrai nenusipelnyti teisės egzistuoti. Tu čia atėjai prisiminti. Sveika sugrįžusi siela. Gaja taip ilgai tavęs laukia.